Sveiki, čia mano antroji dalis. Šiandien parodysiu, kaip galima žaisti su masėm. Naujas įvykis. Labas, Petra, iš kur grįžai? Aš grįžau buvau nunešti laišką tam kažkokiam naujam žmogui, kur yra kažkoks iš ten kažkoks man tikrai naujai. Kam tokiam? Nauji monstrai. O tu bent ją pažįsti iš vis? Taip. Gerai. Einu pas Drakulaurą. Drakulaurą, tai važiuojam? Oi. Aš vairuosiu. Drakulaura, ką? Klausyk, gal pažįsti tą kažkokią naują monstrą? Spektrą kažkokiam užsakė žmogui, nusiuntė laišką, man tai keista, kad jinai kažkokiu nesąmonę neprisidarytų. Na ir man keista, aš tai nepažįstu jokio naujo žmogaus. Na ten kažkoks sakė, monstrai kažkokia. O jinai lanko monstrų vidurinę? Nežinau. Atvažiavom. Išsiaiškinsim viską su kuo Petra. Kas tu? Ai ne, čia statula. Nors nesakė ne monstrė, kažkokia irgi lėlė kažkokia sakė. Kažkokia su baltais plaukais. Kas jinai? Labas. Kas tu? Žiūrėk, laišką nuo Spektros gavau, gal tokią pažįsti? Nuo Spektros? Tai tu čia ta nauja kažkoks žmogus. Ir kokį laišką gavai? Gavau, kad kažką ten Spektra nori padaryti vėl kažką keisto. Ką? Gerai, ten mes važiuojam. Išsiaiškinam viską, aš dabar vairuosiu. Gerai, Klaudin. Aš žinau, kur reikia važiuoti. Kad Spektra kažkas... Važiuojam pas Spektrą. Greičiau. Spektra. Spektra, tu sau visko prisidarėjai. Košės prisidarėjai. Ir ką, sakai, kokį įvykį ruošies padaryti? Aš tik ruošiuosi
paplatint tą monstrę kažkokį žmogų. Paplatint, kad jinai būtų čia visur. Tu žinai, kas jinai gali būti. Na taip, bet jinai nori, kad paplatinčiau. Dieve, Spektra, nereikia jos platinti, koks skirtumas. Tu savo tik visokių nešvarių dalykų prisidirbsi. Na gerai, merginas. Rebeka, įsivaizduoji, ką Spektra nori padaryti? Paplatinti kažkokią naują lėlę. Žinau tą. Jinai baisi. Su ja negalima susipažinti, nes jinai iškart pradės užkerėti tavo sveikatą. Ką? O Dieve. Spektra, nesiartink prie tos baidyklės. Jinai užkerės iš karto tavo sveikatą. Sveikatą? Juk jinai gera. Skrendu. Lagūna, gal pažįsti tą tokią kažkokią naują lėlę? Pažįstu, jinai prie jos prisiartini ir sugadino tau visą sveikatą. Tikrai, man tą patį ir Drakulaura sakė. Tada tikėsi jumis. Negaliu patikėti, kad jinai bjauri. Skrendu jai pasakyti. Tu neplatinsiu aš tavęs. Tu baidyklė. Na, supratai dabar Spektra viską. Supratau. Atsiveskim. Šis video baigtas. Jisai buvo labai trumpas. Ir greit pasibaigėm. Tikiuosi žiūrėsit ir trečią video. Jeigu nematėte pirmo, galite pažiūrėti tą video pirmą. Viso gero.